grįžčiau į tėviškę, į savo meilės kraštą. Ten mano kryžių kalnas, vidurio dangus. Kelių policija. Dokumentų patikrinimas. Prašom. Tai kur važiuojam, panas Arvydai? Namo važiuoju, kur saulė dar ne visai nusileido. Nu ir ką vežam? Kontrabandą? Muzikos instrumentą. Ir viskas? Viskas. O arklio dokumentai? Arklio? Taip. Nuo kada arkliai dokumentus turi? Kiekvienas neoranžinis arklys turi turėti savo dokumentus ir miestą kitaip neįleidžiamas. O Jėzus, senai buvau Lietuvoje, nežinau. Labai senai. Kur aš grįžau? Arklys sulaikomas, jūs einat pėsčias namo. Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu Grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį savo kelyje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Nenusibrauksiu prakaito sūraus nuo veido ir nebandysiu atsidust pakelėje. Padėk man viešpatie, nesibijau pavojų, neieškau dvasiai poilsio kūnui atgaivos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasiilgau Lietuvos. Kelionė tolima, o aš labai vėluoju, greičiau į Lietuvą, aš pasiilgau Lietuvos. Greičiau į tėviškę, į savo meilės kraštą. Ten mano kryžių kalnas, vyturio dangus. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas. Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas. Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Grįžtu į tėviškę, į savo meilės kraštą. Ten mano kryžių kalnas, vyturio dangus. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas. Į laisvą Lietuvą šiandieną aš grįžtu. Ten skamba žodis kaip giesmė, kaip šventas raštas. Į laisvą Lietuvą šiandieną
Labas vakaras, Lietuva. Labas vakaras, brangus LNK televizijos žiūrovai. Labas vakaras, mėly policijos pareigūnai. Šiandien jūsų profesinė diena, policijos angelų sargų diena. Saugiai jaučiamės visi mes. Juk šiandieną ši šventė yra ne tik jūsų, ne tik pareigūnų šventė, bet ir visos Lietuvos šventė. Ir šiandieną mes visi galime jaustis užtikrintai ir žinoma saugus. Tad dabar visiems jums savo nuoširdų sveikinimą siunčia Lietuvos Respublikos prezidentė, Jos ekscelencija Dalia Grybauskaitė. Brangus policijos pareigūnai, nuoširdžiai sveikinu Jūs profesinės šventės proga. Visoje šalyje minima policijos diena, galimybė padėkoti Jums už atsakingą darbą, pagarbą mūsų valstybei ir įstatymui, už tvirtą apsisprendimą vykdyti kilnią misiją - ginti, saugoti ir padėti. Tebūna ši diena Jums ir asmeninė šventė, paskatinanti didžiuoti savo pasirinkimu. Linkiu Jums atkaklumo, būti dorais savo srities profesionalais. Galiausiai linkiu stiprybės Jūsų šeimoms, kurios šiuo nelengvu keliu eina kartu su Jumis. Gražios šventės ir prasmingų darbų. Dėkojame Lietuvos Respublikos prezidentei. Taigi šiandien Lietuvos kelių policija mini 80 metų jubiliejų. Ir į sceną kviečiame pareigūnų pareigūną, tikrą kelių policijos veteraną Ramutį Oleką. Tad, ponios ir ponai, prieš mūsų akis yra gyva istorija. Prieškario Lietuvos policininkas ir sovietmečio laikų milicijos motociklas, kurį matome štai čia. Ir žinoma, ponas Ramutis. Pone Ramutė, šis motociklas, kuriais metais čia tokie motociklai buvo? Papasakokit mums. Bijau sakyti, seniai labai buvo jau. O Jūs su tokiais nelakstėt tais laikais? Ne, aš važinėjau su priekaba. Rimčiau. Su priekaba ar priekabui? Ne, už vairo. Vairavot pats. Ir šiaip tai aš pradžiai galvojau, kai baigsiu tarnybą, nusivirksiu švarką, pakabinsiu ant vinies ir užmiršiu, kad buvau policijai. Ne, tikras policininkas neužmiršta, kad jis toks buvo. Ir dabar nukabinau nuo vinies uniformą, apsivilkau senąją uniformą, tokią malonę. Na, o mūsų garbingą nominantą apdovanos vidaus reikalų ministras Artūras Melenas. Norim pasveikinti ir įteikti tą gražų angelą. Tegul jisai verčia dažniau užsidėti tą šaunią uniformą. Sveikinu. Na, o dabar į sceną kviečiame vieną populiariausių šou pramogų pasaulio atlikėją Nataliją Bunkę ir jos dainą apie meilę. Tu sakai, kad aš nemoku būti paprasta. Išdidi esu ir paslaptinga bei šalta. Kad esu tau per jauna, kad suprast nemoku, kad nemoku mylėt, aš tokia esu. Tu manim labai tikėjai, aš to neverta. Aš tavęs tik pagailėjau, kai kvietei mane. Man patiko būt žiniai, jūsų šiltos rankos, bet kodėl nežinau. Nemylėjau tavęs, pabandom visi, bet tylėjau ilgai šaunuoliai. Man patiko tik būti su tavim, nemylėjau tavęs. Nieko aš iš tavęs nelaukiu ir neprašiau. Gal todėl, kad esu labai šalta, nemylėjau tavęs.
Palinkėjimų reikia kur kas didesnių. Už jūsų nuostabią šventę nemylėjau tavęs. Visi, bet tylėjau ilgai. Man patiko tik būti su tavim. Nemylėjau tavęs. Nieko aš iš tavęs nelaukiau ir neprašiau. Gal todėl, kad esu labai šalta. Nemylėjau tavęs. Iš tikrųjų, truputėlį apgavau, mes jūs labai mylim. Ačiū jums! Šventinį sveikinimą visos šalies policijos pareigūnams siunčia tarptautinį pripažinimą pelnęs tenoras Vaidas Višniauskas ir Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras vadovaujamas Egidijaus Mikniaus. Siaučia audra, nešdama vėjų dainą, gan mano banga, devintoji ateina. Jūra, jūra, tavim tikiu, kranto žuvėdram laivus šaukiu, savo širdim, žydro kelio viltim, aš pasiliksiu audroj su tavim, mano jūra, jūra, tokia valda, krita po kojų surytavo puta, be paliovos vis banga pabangas, siaučia audra, nešdama vėjų dainą, gal mano banga, devintoji ateina iš toli. Aš tau šaukiu, dega gaisai, nenurimsta visai. Siaučia audra, nešdama vėjų dainą, gal mano banga, devintoji ateina. O dabar, brangus pareigūnai, visos Lietuvos policininkai, dabar skambės speciali daina, specialiai jums, kuri sukurta būtent šiam vakarui. Todėl scenoje dabar mes sveikiname grupę Dolce Vita, kurie dainuoja specialiai šiai progai sukurtą dainą. Rytas ne rytas, gatvė ne gatvė, jeigu širdelę šaudo vienatvė, miestas ne miestas, nėr kitų pliusų, jei nematau patruliuojančių jūsų. Gatvės ne gatvės, mano tipažas, vyrai už vairo žalių ekipažų, saulė ne saulė, vėjas ne vėjas, jei nesišypsot mane pastebėję. Lietus ne vien
Na, o dabar dėmesio į ekranus, nes ten speciali gelbėjimo operacija. Kauno apskrities policijos karys. Aš pasiklydau. Policija? Tai policija. Aš pasiklydau. Kaip jūsų pavardė ir vardas? Vaida Genytė. Vaida Genytė? Vaida Genytė. Kur jūs pasiklydot? Nu, miške. Miške? Nu, nenervuokit, aš labai panikuoju, labai prašau, atvažiuokit. Aš pasiklydau miške. O ką jūs matot aplinkui? Aplinkui medžiai, grybai, uogos, bruknės, dilgėlės. Labai greičiau atvažiuokit. Pone, palaukit, tuoj siūsim pagalbą jums, patrulius informuosim visus dirbančius mieste. Patrulių dėmesiui kalba Dubysa. Reikia padėti. Vaida Genytė pasiklydo miške. Kvėpuokit giliai, viskas bus gerai. Apsidairykit, Vaida, ką matot aplinkui. Aplinkui medžiai. Tikrai medžius? Matau. Ką matot? Didelę M raidę. Ir didelė M raidė? M raidė, didelė. Kad ir kur Vaida buvo, ačiū pareigūnams, nepražuvo. O dabar scenoje Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras vadovaujamas Egidijaus Miknio ir niekur nedingusi Vaida Genytė bei Vaidas Višniauskas. Se lontana sogno l'orizzonte, mancan le parole. Sì, io sì la so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te. Poesie che non ho mai
navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. E io adesso rivivrò, con te partirò. Pareigūnus sveikina grupės studentės ir viltinga jų daina Mūsų dienos kaip šventė. Mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingiai. Tau aš dėkinga esu už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra lengvai supa svajonių laivelį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįž, tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Kas pasakė liau, liaudis mes nebemokam džiaugtis, kad mums patinka tik tai tinginiauti ir nuobodžiauti. Kas pasakė, kad dabar švęst reikėtų liautis, mes esam gimę tam, kad švęst arba tik tai poilsiauti. Po kiekvienos sunkios dienos mes mėgstam atsigauti, pašok šalia gražaus bičiulio ir jo bučinuką gauti. Labai patinka pabendrauti su senais gerais draugais, potaut, prisimint senus laikus ir šiaip tik reik visur sudalyvaut. Dalyvaujam, come on. Man patinka čia labai gyvent, man čia geriau nes čia gimiau jau. Čia užaugau, čia norėčiau pasent, man čia geriau nes čia gimiau jau. Šiam pasaulį ten ir ten buvau, bet vėl sugrįžau jau. Nes kaip jau sakiau, man čia geriau, nes aš čia gimiau. Aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų meilės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįž, tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįž, tad skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Žinai, Živilė, mes su Arvydu prieš šį koncertą kalbėjom apie kelių policininkų, tuomet milicininkų lasdeles. Jos anksčiau būdavo, man atrodo, kad dryžuotos tai tikrai, bet taip mes ir neįsiaiškinom. Ar jos buvo juodos su baltais dryžiais, ar jos buvo baltos su juodais dryžiais? O gal galima mąstyti kitaip? Gal būdavo taip, jeigu nubaudė juodos, jei paleido baltos. Supratau, jos buvo juodos. Tai aiški tavo patirtis, nutylėsime. Nu, kalbant apie dabartinės lasdeles,
Drįsčiau teikti, kad jos, na, tokios baltos, vidurėlis raudonas, galėtum sakyti, kad gal koks saldainis, bet kai pamojuoja, tai taip stabdai, cypdamas. Leiskite jums priminti, kad jūs neturite automobilio ir jūs nestabdot ir jums niekas tom lasdelėm nemojuoja. O kokios buvo iš tikrųjų policininkų lasdelės ir kokie greičio matavimo prietaisai, mes pamatysime visai netrukus specialiame demo merginų šokyje apie vyrus ir lasdas. Štai tas prietaisas, kuris atrodo... Živilė, kaip jis atrodo? Kaip plaukų džiovintuvas? Kas mums daugiausiai turbūt apie juos galėtų pasakyti? Živilė, bandykit spėt. Na, aš manau, kad policijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis. Kviečiame į sceną. Labas vakaras. Galėtumėt parodyti, kaip teisingai reikia laikyti, taip? Aš jau seniai jo nebelaikęs, aišku, labai seniai, bet... Matyt, kažkas tai panašaus va taip. Tada padarykime eksperimentą. Jūs nukreipkite šitą prietaisą į čia sėdinčią garbingą publiką ir pamatuokite, kokiu greičiu jie ploja. Ką užfiksavo? Čiut daugiau leistino. Jau daugiau net neįleistinas. Gerai, grąžinkit prietaisą. O dabar aš jums paskolinsiu kitą prietaisą, nes mes visi labai laukiame jūsų sveikinimo. Gerbimi kolegos, tikrai minint policijos dieną, mūsų pagrindinę profesinę šventę, aš noriu padėkoti visiems jums už tą kasdieninį darbą, už tai, kad jūs matote prasmę to, ką darome, už tai, kad turime tikslą, kryptingai to tikslu einame ir niekas kitas, tik mes patys savo darbais galim pasiekti tų rezultatų, tų norų, kuriuos mes savo keliame. Dėl to dėkoju jums už atliktą pareigą. Didžiuojuosi kiekvienu dorai ir sąžiningai dirbančių pareigūnų, dėkoju jūsų šeimos nariams, nes be jų palaikymo tikrai mūsų čia nebūtų arba mes būtume kitokie. Šiandien šitoj auditorijoje yra labai daug policijos atsargos pareigūnų, policijos veteranų. Aš tiesiog noriu paprašyti, kad jūs atsistotumėt. Policijos veteranai. Ačiū Jums, kad Jūs ir šiandien esate širdie policijos pareigūnai. Ir kokią mes šiandien turim Lietuvą, kokią mes turim policiją, tai yra Jūsų didžiulis indėlis. Ačiū Jums ir Jūs taip pat sušventė visą policijos bendruomenę. Dėkojame generaliniam komisarui. Ačiū. Leis tavęs paklausti. Tai vis dėlto, kuo skiriasi baudos ir mokesčiai? Na, baudos tai yra mokesčiai, kai susimokė, jeigu padarai kažką neteisėto. O mokesčiai yra bauda, kai padarai kažką teisėto. Dabar iškart paaiškėjo. Ramu. Taip, ir mes dabar norime pristatyti dar vieną vaizdo reportažą jums apie žinomą dainininką, kuriam irgi kartais tenka mokėti mokesčius. Palies sidabriniai, aušros spinduliai,
aš laukiu prie lango, o debesis plaukia. Tu nenuleisk akių, viskas praeis, tikiu, sukasi debesis. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar troškimai išsipildys man visi. Labą dieną. Ką čia veikiam, pilietė? Tai artistų duona, žinokit, šiais laikais nelengva, tai suprantat. Nu, aš matau, 10, 20, 50, nelengva ta duona. O mokesčius mokat? Tai aš čia kaip tik mokesčiam ir renku. Šiaip aš ne pilietis kažkoks, aš Stano. Žinoma, tu Stano, aš Rembo. Areštiniai daug tokių. Daktarų, smauglių, tulpinių. O dokumentus turi? Asmenybę turi? Aš Stano. Stano. Einam su mumis. Lipam į mašiną. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar troškimai išsipildys man visi. Ačiū tau už tyrą širdį, ačiū tau už svajones. Aš ilgai ieškojau meilės ir tavęs. Ačiū tau, ištarsiu tyliai, banalu, bet kaip aš myliu tą nedrąsų tavo žvilgsnį. Ačiū tau už vieną mirksnį, ačiū tau už lūpų vingį. Man lygoras reikalingos tavo šypsenos ar lygos, tavo filmai, diskai, knygos. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar troškimai išsipildys man visi. Ačiū tau už tyrą širdį, ačiū tau už svajones. Aš ilgai ieškojau meilės ir tavęs. Ačiū tau už mano širdgėlą pirmą ir tu vienintelė, kuri mane pravirkdė, bet ne ašarom, o širdį. Ačiū tau už rankų vėsą, kad laikai juose plevėsa. Kartais keista ir dviveidai, bet laikai ir nepaleidai. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū tau, kad tu esi. Aš žinau, dabar troškimai išsipildys man visi. Ačiū tau už tyrą širdį, ačiū tau už svajones. Aš ilgai ieškojau meilės ir tavęs. Ačiū tau už dangų mėlyną, kodėl ruduo atsėlina. Aš taip bijau tavęs netekti lapkričio ar spalio naktį.
Norisi prisiminti taip, kaip iš tikrųjų dirba mūsų policija. Greitai reaguoja į situaciją, priema tinkamus sprendimus, juk tai yra policijos pareigūnų darbo kasdienybė. Kartais tokie sprendimai padeda net žmogui ateiti į šį pasaulį. Nieko savo. Į sceną kviečiame Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnus Gediminą Juknevičių ir Saulių Daunoravičių, kurie jau 2 kartus savo budėjimo metu saugiai ir laiku palydėjo gimdyves į gimdymo namus. Ar baisu buvo pirmą kartą, leiskite paklausti? Pirmą kartą visą laiką baisu, bet antrą kartą jau viską žinojome. Tai 3 jau bus garantuotas, galėsit susitvarkyti ir vieni? Susitvarkyti galėsim, bet porininkas sako, kad jau krikštatėvis neišneš piniginė. Taip pat mes į šią sceną norėtume pakviesti dar vieną garbingą pareigūną, Panevėžietį, 1 būrio vyresnįjį patrulį Valentą Gživailą. Ponas Valentas skubėjo padėti į ežero ledą įlūžusiems žmonėms ir juos gelbėdamas įlūžo pats. Kadangi turėjo medinę lazdą, šiaip netaip išsikapstė. Pareigūnams apdovanojimą įteiks Vilniaus Švento Kryžiaus bažnyčios rektorius Ričardas Doveika. Stovėti šiandieną kiekvieno jūsų akivaizdoj yra daugiau negu garbė. Pasakyti šiandien paprastą lietuvišką ačiū yra daugiau negu kuklu. Bet visą tai, ką mes visi kartu šį vakarą čia išgyvename, minėdami Angelų sargų policijos dieną, telpa viename labai gražiame žodyje. Telpa žodyje pašaukimas. Šie pareigūnai, kurie atrodo savo tarnystės metu atliko ne pareigūnams skirtuosius darbus, atrado pašaukimą pašaukime. Aš nuoširdžiausiai sveikindamas kiekvieną iš jūsų, noriu palinkėti saugoti šitą pašaukimą. Tikėjimas moko, kad angelai egzistuoja, kaip egzistuoja kiekvienas iš jūsų. Tikėjimas liudija, kad angelas turi veidą ir vardą. Šiandien tavo veidas, tavo vardas. Taip, žemiški angelai valgo, turi savasias šeimas, turi jas išlaikyti. Tai tebūnė galbūt maža žinia visiems vadams ir valstybės pareigūnams, kad mūsų žemiški angelai yra žemiški angelai. Bet padėkoti už tą pašaukimą, kur kiekvieną dieną stojatės į akistatą su tais, kurie jūsų labiausiai nemėgsta. O angelo sargo labiausiai nemėgsta tamsos pasaulis ir tamso šešėlį. Bet kokia yra garbė atsistoti ir būti pačiu savimi. Nuoširdžiausiai linkiu, kad nežiūrint, kaip kartais kasdienybė mūsų įvertina, arba kokią kartais tenka parnešti namo algą, bet žinau, kad grįžus namo, tavęs laukia paties brangiausio žmogaus žvilgsnis. Tai nuoširdžiausiai linkiu kiekvienam iš jūsų, atradus pašaukimą pašaukime, išbūti ir šiandien, manau, kad visa tauta pasako vienintelį žodį, ne tik ačiū, bet ir žodį, kur šiandien turi išgirsti kiekvienas pareigūnas. Mes ne tik jūs mylim, ne tik jūs prisimenam, bet žodis, kuris telpa su visu savo turiniu. Ypatingai jūs ir gerbiam. Ačiū, kad esat. Aš norėčiau gaut sparnus, gal man paskolintum savus, paskraidyčiau tarp drugių, tol kol man užteks jėgų. Nuo
nuo tavo saulės apakau. Ji šviesesnė nei anksčiau, tokios skaisčios dar nemačiau. Tik ji ten angelų žavės, su tais, kurie dangun išėjo, su tais norėčiau pabūt. Su tais, kurie gyvens skubėjo, su tais norėčiau pabūt. Ak aukščiausias iš viršaus, meilę man atsiųs greičiau. Nebijok, ne per mažai, myliu saulę aš tikrai. Tai gal paskolink man sparnus, juk mačiau turi tokius. Paskraidysiu sapnuose, mikštuose pataluose. Su tais, kurie dangun išėjo, su tais norėčiau pabūt. Su tais, kurie gyvens skubėjo, su tais norėčiau pabūt. Dangų plėšo vanagai, blogio jie mums pranašai. Blogio pranašai nori mus nuskriausti labai, nes mes angelai. Dangun išėjo, su tais norėčiau pabūt. Su tais, kurie gyvens skubėjo, su tais norėčiau pabūt. Aš norėčiau pabūt. Jeigu myli, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, tada ji niekad neišeis. Jeigu jau šokt, tai taip lyg niekas nematytų, taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. Jeigu myli, danguje kaip ir ant žemės, danguje kaip ir ant žemės, bus tau žemėje dangus. Ar tu jauti, kad tai pasaka, kurią mes, kad tai pasaka, kurią mes pasikviesim į draugus? Kai žvaigždė saulėtą dieną, kaip žibuoklė šaltą gruodį, jei myli, tai tau vis viena, giedroje ar lietuje. Jeigu myli,
taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. Per pasaulį nepalankų paklydome, bet laikomės už rankų. Pro medžius, pro mišką tankų, o buvo tai graži klaida. Jeigu myli, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, tada ji niekad neišeis. Jeigu jau šokt, tai taip lyg niekas nematytų, taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. Jeigu myli, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, mylėk ją taip, lyg ji išeitų, tada ji niekad neišeis. Jeigu jau šokt, tai taip lyg niekas nematytų, taip lyg niekas nematytų, tai būna su gerais draugais. O, taip, mums reikėtų į sceną pakviesti, bet kažkodėl mano lape nieko yra neparašyto. O jūs iškėmė? Irgi nieko. Irgi nieko. Dabar galvoju, na, bet tai Živilė, mums vis tiek reikia nominanto. Na ką, laikas man pasirūpinti nominantų. Jūs tą tikrai padarysite atsakingai? Aš susikaupsiu ir prieisiu prie pareigūno. Nebus lengva įsirinkti, kai čia tiek daug šaunių pareigūnų. Na, vienoj pusėje labai apdovanoti. O kitoj gal pusėje mažiau pažvelkim. apdovanoti, norit pasakyti. Čia ponas su dama, tai ateikite jūs gal. Ko vardu? Vytautas. Pavardė? Lamauskas. O kaip manote, Vytautai, už ką čia mes galėtume jūs dabar apdovanoti? Neįsivaizduoju. Na, gal piešiate, dainuojate, gal brazdenate gitarą kaip Stano? Ne, liktais. Vytautas Lamauskas, ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas, prieš 10 metų įkūrė profesinę sąjungą, eilę metų ir daug savo laisvo laiko paaukojo pareigūnų teisių gynimui. Nu, apdovanojimą įteikti į šią sceną leiskite pakviesti žinomą garsiausią Lietuvos operos solistą, žmogų, kuris garsina Lietuvą ne tik čia, bet ir toli už jo sienų. Tad ponios ir ponai, prašome scenoje sutikti solistą Virgilijų Noreiką. O dabar džiaugsmas jūsų akims ir malonumas ausims. Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis orkestras vadovaujamas Egidijaus Mikniaus ir operos solistė Kristina Zmailaitė. Schaut auf das Wald mit
Ponios ir ponai, mes labai atsiprašome, bet šią šventinę dieną mes turime trumpam nutraukti transliaciją. Dėl to, kad keli iš čia sėdinčių pareigūnų buvo iškviesti į svarbų ir skubų iškvietimą. Pasirodo, Vilniaus viename viešbučių susikivirčijo dvi iš pažiūros pažįstamos moteris. Tad kaip ten viskas vyksta, mes dabar pamatysime tiesiogiai. Ponios ir ponai, eteryje laida Farai. Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Vilnius. Gautas pranešimas dėl buitinio konflikto. Atvykusius pareigūnus pasitinka konflikto dalyviai. Taip, Kvietėm, žinokit. Kas nutiko? Bet čia, žinokit, yra tokia boba įlindus. Supranti, aiškina man. Žodžiu, pradėsim taip. Buvo, vakarėlis, mes dviese gražiai. Ir jinai man aiškina, kad jinai geresnį balsą turi. Šita! Karova, atsiprašant, jinai balsą geresnį už mane turi. Bet išvarė iš kambario, iš namų. Daiktus visus pas ją yra. Atsinešiau saldainius, tai saldainius visus surijo. Ir kad tau sprogais išmestų. Arti! Ir supranti, va. Ir stovi, ir negaliu daiktų pasimti, nežinau, tai kviečiu, policiją, pareigūnai, padėkit, nežinau, žinok, pareiškimą tikrai rašysiu ir ją reikia išvežti, uždaryti, nes, psichė, pažiūrėkit, stovi po chalatu, žmonės eina jokias, žinokit, nežinau, tiesiog yra baisu, kai su tavim taip elgiasi, draugės, man kaltina, kad aš prašiau dainuoju, kas pasakys, kad aš prašiau dainuoju? Nusiraminkit. Išvežkit tave, išvež dabar, žinok. Policija, atidarykit duris. Klausau. Kažkokios problemos? Liepa. Geriau dainuoja. Liepa, tai čia didžioji dainininkė, matai, tu atsirado. Ekspertė, čia surado didžią Lietuvos lakštingalą, Aš neuždainuosiu, kaip duosiu irgi matai su šiomom. Įvykio aplinkybės tyriamos. Šakės, įmanoma pakęsti šitos bobos jau. Kiek galima tiesiog... Nežinau, Aunės, spausk rankų. Kiek jau galima tave kentėti? Žaina atsirado, žino čia viską. Gal kas nors turit pagaliau kokią raktelį? Neturit, ponė? Prašau. Sveiki. Labas vakaras. Įvyko, negaliu aš jau žiūrėti. Atrakinkit nuo šitos moters. Kiek galima kęsti? Myliu, atrakinkit greičiau, prašau. Draugausi mane. Labai taip. Iš mūsų geriau dainuoja, ką? Ane? Tak. Ačiū jau. O dabar įsitikinkime, kurios balsas geresnis ar visų geriausi. Pop Ladies, daina Ruduo. Su klevo lapu ruduo bliškiam lange tave man primins lietum. Aš prisimenu dažnai, kur mus neždavo sapnai, svajojome gyvenam žinai. Bet kas iš to? Jeigu meilė lenda mirt, sudegti ir išnirt dulkėm vis, kas man iš to, kam gyventi amžinai, jei širdyje žinai, meilė mirs, kas man iš to. Ruduo vėl striks gerklėj, ašaros čiūs. Ruduo
širdis pilna dieglių, ji ieško amžinybės kelių. Bet kas iš to, jeigu meilė lenda mirt, sudegti ir ištirti dulkėm vis. Kas man iš to, kam gyventi amžinai, jei širdyje žinai meilėmis. Kas man iš to? Ruduo manam delne pageltusiu klevo lapu. Bet kas iš to, jeigu meilė lenda mirt, sudegti ir ištirti dulkėm vis. Kas man iš to, kam gyventi amžinai, jei širdyje žinai meilėmis. Kas man iš to? Sudegti ir ištirti, kas man iš to? Mylėjai angelai sargai visoje šalyje. Jūs sveikina operos žvaigždės Liudas Mikalauskas ir Vaida Genytė. Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkit ir man kabalėlį dangaus, Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkit ir man gabalėlį dangaus, dangaus. Numeskite žemėn mėlyną burtą, kad laivas nukraskės burių tvaršių. Surastų mane, surastų mane, surastų mane, mane. Numeskite žemėn mėlyną burtą, kad laivas nukraskės burių tvaršių. Surastų mane, surastų mane, surastų mane, mane. Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkit ir man kabalėlį dangaus, dangaus. Kregždutės, kregždutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkit ir man gabalėlį dangaus, dangaus. Jau būsim arti, Arti kaip protas, jau būsim nuogi, nuogi kaip upė, bet tu vėl tarpsti, lyg vyratės meilės, vyratės meilės tarp pirštų. jau būsim arti, Arti kaip protas, jau būsim nuogi, nuogi kaip upė, bet vėl tu tarpsti, lyg vyratės meilės, vyratės meilės tarp pirštų.
dangaus gyvos žirklės, atkirpkite man gabalėlį dangaus, dangaus. Krekštutės, krekštutės, dangaus gyvos žirklės, atkirpkite man gabalėlį dangaus, Pareigūnai sutuoktiniai subrandino mintį užauginti tarnybai policijoje šuniukus ir ėmė patys tai ir padarė. Klaipėdos patrulių rinktinės patruliai Egidijus ir Ana Šlekoniai bei jų keturkojai komisarai. Pasitikite plojimais. O dabar jų scenoje pasveikins pats žymiausias Lietuvos krepšinio treneris, ponios ir ponai, Vladas Garastas. Tai tikrai yra puikiai komanda ir aš jums noriu palinkėti tikrai tolimesnės sėkmės ir kad jūs saugotų jūsų angelas. Brangūs žiūrovai, dabar jūsų dėmesiui nuotykiai iš agento 112 gyvenimo. Ir visą tai atsitiks dabar specialiame vaizdo reportaže. Tai kas tu dainininkas, aktorius, meilužis kas? Menininkas aš. Menininkas. O tu ne viską paminėjai. Esmės nepaminėjai. Aš are dirbu. O ne? Ne ane, o are. A. Ir man puikiai sekėsi. Jokių problemų. Atsimenu, šturmavom namą. Banditus ėmėm. Virve nuo stogo leidausi. Eik tu savo. Vyrai, vyrai, gal padėkit truputį, užstrigau. Vyrai. Svarbiausia yra žaibiška reakcija. Jampolskis. Marius Jampolskis. Realiai, kviečia viščiukas. Vyrai, kur jūs? Vyrai. O, vyrai. Svarbiausia yra kontroliuoti situaciją. Meniu reikia? Vyrai. Pamilai laukinę širdį, tu net pati to nežinai.
gal žinai kodėl, kad tu ir aš šiandien susitikom vėl. Ta naktis, kai buvom dviese, neišduos mus paslapčių. Noriu vėl tave paliesti, kaip gera vėl tave jaučiu. Užkabink mane netyčia, švelniai vėl mane palies. Aš tave mylėt galėčiau, mylėt galiu lygi mirties. Na kodėl šitaip atsitiko, gal žinai kodėl, kad tu ir aš šiandien susitikom vėl. Na kodėl, gal žinai kodėl, kad tu ir aš šiandien susitikom vėl. Nu, o dabar, ponios ir ponai, į šią sceną leiskite mums pakviesti šių dienų herojus, tai Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės Aras vyresnįjį specialistą Sigitą Jurgaitį. Taip pat kviečiame į sceną Raitosios policijos kuopos vadą Arnoldą Keršį. Pirmiausia, leiskite paklausti jūsų. Atrodo, kad Aro vyrai nebijo nieko. Tiesa? Nu, kaip sako, nebijo kvailiai tik tai. Aha, vadinasi, kažko jūs bijo. Tai dabar... Pavadinčiau tai baimę, greičiau savisaugą. Gerai. Na, o dabar noriu paklausti pono Arnoldo. Tai kokiais žirgais jūs ten darbo metu jodinėjate? Eikliais, gražiais, grakščiais ir drąsiais. Na, aš manau, o kam jam tos drąsos, kad neužtenka tik grožio? Na, būna, kad ir reikia drąsą savo pademonstruoti. Įvairių žmonių pasitaiko parkuose, skveruose. Šioje scenoje tvirčiausiems vyrams apdovanojimą įteiks Olimpinių žaidynių čempionė bei rekordininkė, Lietuvos penkiakovė žvaigždė ir žinoma be galo graži moteris Laura Asadauskaitė. Sutikime. Labas vakaras, Laura. Norėčiau pasveikinti visus pareigūnus su policijos diena ir palinkėti ištvermės, sveikatos, kantrybės, stiprybės ir visai raitai policijai susikalbėjimo su žirgais. Sveikinu jūs visus. Kartais realybė virsta sapnais, bet būna, kad ir sapnas virsta realybė. Apie tai ir dabartinis mūsų siužetas. Lašeliai, lašeliai, barbenai langą.
Viešpatie pasigailėk, apsaugok mane nuo policijos, viešpatie pasigailėk, apsaugok nuo policijos, viešpatie pasigailėk, apsaugok nuo policijos, apsaugok mane nuo policijos. Atgailauk, sūnau mano, atgailauk ir tau bus atleista. Aš džiaugiuosi, kad aš per tuos metus, kai neturiu vairuotojo pažymėjimo, dar netapau alkoholiku. Netrukus koncertas, kuris yra skirtas Angelų sargų dienai paminėti, baigsis. Ir šią akimirką iškilmingai noriu pranešti, kad visi atlikėjai dalyvavę šiame koncerte metams yra atleidžiami nuo nuobaudų kelyje. Juokaujame. Visi mes turime būti padorūs mūsų šalies piliečiai ir visi privalome vairuoti labai atsakingai. Jūs, pareigūnai, pirmiausiai esate vertinami pagal tai, kaip atliekate savo pareigą. O mes iš tikrųjų esame jums labai dėkingi, kad savo gyvenimą pastatėte ant 3 kertinių akmenų. Ginti, saugoti, padėti. Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja. Jie atverė kiekvienam plačiai duris. Man jos grožio tiek yra, tiek ir pakanka. Jos kalba mane užbūrė amžinai. Ir tegu ją visos negandos aplenkia. Mano žemė man vieninteliai namai. Vien tik ji
niekada aš nepamiršiu, bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies. Visi kartu. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Vien tik ji yra prasmė tikroji, nepakeis jos niekas niekada. Jei vienai tu viską paaukoji, ji tavo pradžia ir tavo pabaiga. Ačiū Jums. Ave Vita, Kastytis Borisas.